Neformalusis švietimas vaikui suteikia tokių dalykų, ko nesuteikia realiai formalusis švietimas. Vaikai gali laisviau reikštis, nebijoti. Šokis apskritai yra labai natūrali žmogaus būsena, nes tai yra viena iš pirmykščių žmogaus judėjimo formų. Aš manau, kad netgi tada, kada vaikai ir jaunimas nemoka išreikšti savo emocijų žodžiais, jie tai išreiškia šokiu. Šokis yra labai galinga kalba, per kurią jie gali pasakyti, kas jie yra, apie ką jie yra, kokie jie yra, kas galbūt yra sudėtinga pasakyti žodžiais. Savo pamokose aš stengiuosi skatinti tas jų klaidas, nes man atrodo, kad klaidos yra labai svarbu ir labai skatinu nesilyginti su kitais, būti unikaliem, kokie jie yra, paskatinti ateiti, pabandyti, pasižiūrėti ir jeigu vaikam patiks, jūs tiesiog pamatysite iš jo elgsenos, iš jo akių spindesio, kad čia yra jo veikla ir tiesiog toliau skatinti tai daryti. Mūsų studijoje mes propaguojame klaidas ir proceso džiaugsmą ir savęs tobulėjimą ir savo unikalumo atsiskleidimą. Mes visus šitus dalykus taip pat ir darome stovykloje, kuri bus šiais metais Liepos 20-26 dienomis Molėtuose. Joje atvyksta labai daug visiškai nuostabių mokytojų, kurie moka ne tik mokyti vaikus šokio ir technikos, bet ir tai įkvepia kasdienybėje. Aš tikrai labai visus kviečiu